Ką, praeitą savaitgalį užbaigėm motocross'o sezoną, šį savaitgalį po truputį užbaiginėsim cross country sezoną. Esam Kupišky, Uoginių automoto parke, ar trasoj, kaip čia skaitos, nežinau. Pralėkėm jau apžvalgos ratuką. Iš po motocross'o sezono baisu, nes trasos visiškai skirias. Motocross'e ką, atvažiuoji, trasa išlyginta, akmenų tokių tikrai nėra, šaknų, kelmų, dar kažko niekada nerasi. Dabar per tas visas šaknis, kelmus ir panašiai važiuoji su tokia baime, tokia įtampėlė jaučias, tai nežinau kaip seksis. Greičiausiai temps rankas, aišku, kad temps rankas, bet tikėkimės viskas bus okei. Apsivažiavus trasą didelių kažkokių skirtumų nėra nuo praeitų ir už praeitų metų. Kaip, yra pakeista, bet plius minus vis tiek, žinai, tas apylinkės, tai kažko naujo stebuklingo nėra. Aišku, turim akmenų sekciją, turim rastų sekciją, turim porą sekcijų, kur išdėliotos padangos, bet viskas nesunkiai veikiama, tai viskas bus okei. O daugiau ką? Ką žinau, ko daugiau reikės sėkmės ir neprakirst galinio rato, nes gale važiuoju su oru ir jeigu pro akmenį ar kokį rastą prakirsiu, tai bus labai prastai. Nu ką, atėjo starto laikas, visi po truputį eina link mocų, kaip ir visada. Kaip ir visada visus etapus, kai filmuoju, noriu parodyti tas varžybas, žinai, kaip pačiam sekas pavažiuoti ir panašiai. Taip ir šį etapą galvojau pafilmuosiu savo važiavimą ir sudėsiu tos geriausius momentus. Bet taip dar nėra buvę. Turim GoPro, bet kur dangtelis? Kur dangtelis? Dangtelio nėra. Nebus video iš važiavimo, nebent bus video tiek, kiek padarys sesė. Švogeris. Gal ir švogerio tėtis. Tai žodžiu, tikėkimės palaikymo komanda gal bent porą video padarys, tai sorry, šitas vlogas trumpas, važiavimo nebus, liūdna, bet nu ką darysi, kaip sakant, galėsiu grybauti ir neparodyti, kaip grybauju. Gerai, varau ruoštis. Давай! Ой! Ja. Dirbi! Irgi mąstyškim. Va, ja, mąstyškim. Davai, atsargiai. Maladės. Čia reikia greičio. Kaip į sieną sustoja. Jo.
Kiti nusprendžia biškį pailsėti ir važiuoti pro ten. Jeigu čia va strykt ir viskas. Davai. Ne, dabar tai gerai. Nu va tiek dulkių maždaug. Einam! Tomi, gali sustoti. Ką daryti? Dėl 10 sekundžių turės visą ratą padaryti. Jo. Va. Eik, tu, nu. Pasibrėžė, ne gal tik. Pasibrėžė. Nors ir nepasėmiau GoPro dangtelio ir negalėjau filmuoti važiavimo tiesiogiai nuo savo šalmo, bet palaikymo komanda puikiai sudirbo. Kaip patys matėt, nufilmavo tikrai nemažai mano važiavimo ir mano komandos narių, tai visų pirma ačiū jiems. Kaip ir sakiau, po apžvalginio rato iš po motokroso visos šaknys, akmenys, rastai tikrai truputį išgazdina. Apskritai tie siauri takeliai labai nesijaučiau komforte, buvo sudėtinga. Iš vis pradėkim nuo to, kad startas vėl nepavykęs. Kas žiūrėjot mano ankstesnius vlogus, tai aš jau nežinau, kelintas šiemet startas nepavykęs. Su praeitą varną, kuri buvo 2 modeliai senesnė, realiai visas čempionatas vien holšotai. Visi cross country etapai buvo holšotai. Pasiėmi naują varną, aš nežinau, šiaip užsiveda. O, taip. Nu, žodžiu, iš visų jau kiek buvo 5 ar kelintas čia etapas, tai gal tik tais vieną pavyko normaliai išstartuoti, taip nežinau, viską darau taip pat, nu, žodžiu, nesmė. Startas nepavykęs, konkurentai nurūko, bet ne per toliausiai. Pirmuosiuose posūkiuose kaip ir pasigavau savo pagrindinius konkurentus, pavyko laikytis iš galo ir sulaukus tam tikros akimirkos juos apsilenkti. Tad visas likusias varžybas realiai po pirmo rato, man atrodo, jau važiavau pirmoji pozicijoje ir pavyko išlaikyti visą važiavimą tą pirmą poziciją. Pirmą valandą iš viskas buvo ok, po pirmos valandos kaip ir pradėjo truputį trint rankas. Galbūt dėl to, kad nebuvau važiavęs tokio ilgo laiko be pertraukos nuo paskutinio cross country etapo. O gal, nežinau, šiaip baltarankis truputį palikęs. Nu, nesmė, žodžiu. Pirma vieta, tikrai džiaugiuosi. Ir pirmoji vieta, Domantas Virkšas. Bent jau Energus generalinio rėmėjo vėliavas reikia sulaistyti. Nu, turėkitgi sąžinės, nu. Zo!